Sveiki draugai, esu vėl vienas miške. Šį kartą prie upės. Gaudysim lydekas. O, yra. Čia rimčesnė. Pavaikščiosim, paturistausim. Pasigaminsim valgyti. Ir praleisim naktį. Medžiotojas tik tai išlis, tik tai bam! Sudominu. Einam kartu. Pradėsim su tokiu. Su tiek maišų nelabai patogu. Ir su kuprinė. Ką tik buvo ten toj pusėj labai didelis išėjimas. Ten kažkas kažką gainėjo. Nu, bet aš iki ten nedamėsiu. Vanduo pasėdęs. Na, kol kas čia nieko. Einam pabandysim ten, kur išėjimas buvo. Kaip nepatogu nešti trikoj. Šį kartą pasėmiau kitokį trikoj. Kaip pasėmiau, nusipirkau, kad nebekristų kamera. Taip, čia kažkur buvo išėjimas, reikia pabandyti. Užmesti, labai apaugę. Įlindu, kiek pūkų visokiausių. Pavasarį kažkur čia šitoj vietoj pagavau 2 ir 2,5 kg lydekas. Kai tik sezonas atsidarė, atvažiavau. Pirmą dieną 2 kg, tada už paros ar už 2 atvažiavau vėl ir beveik toje pačioje vietoje 2,5. Parodysiu video turiu. Nežinau, ar gylio užteks. Uždėsim laimingai. Kopim. Tai upė čia šita, jinai gan nedidelė, bet žuvų yra. Kaip sakau, 2 ir 2,5 kg pagavau lydekas pavasarį. Nors atrodo nedidelė tokia, bet gal bus ir šiandien kas nors. Tai planas šiandien pasivaikščioti po upę, pažvejoti, eksplorint čia šitas vietas, paieškoti gal kažkokių geresnių vietų rasių stovyklavimui, pasigaminti valgyti ir praleisti naktį. Na ir buzynas čia. Gal gali kilti klausimas, kaip tu čia naktį praleisi su kuprinyte vieną. Tai mašinoj daiktai. Dabar tiesiog pasivaikščioti noriu, pažiūrėsiu, paieškosiu vietų, o paskui, kai jau gamintis valgyti reikės vakare, tada jau judėti reiks kažkur su stovyklavimo daiktais. Dabar nėra tikslo čia jaus nešiotis. Leidžiamės į apačią. Sudėtinga ir filmuoti, ir žvejoti. Visada kažkodėl noriu pradėti nuo tos pusės mėtyti. Patogiau taip. Žolės. Nauja meškerė. Pirmą kartą išbandinėjau prirašymas meškerės. Toliau judam. Tokia truputėlį mažiau apžėlus vietą. Patogu. Tai va, kaip sakiau, nauja meškerytė, 5 dalių spinningas. Ieškojau, kad būtų trumpa. Žiūrėjau, kad galima būtų į kuprinę įsidėti, kad neužimtų vietos daug. Gan mažai tokių variantų, kad būtų 5 dalys, kad būtų laitas, džiginis kotas. Nu, tai aš nedžigauju, bet suėjęs gal vis tiek. Oi, kemsinai čia. Dar viena vietytė, čia iš vis superinė. Neapaugė, gražus priėjimas. O, ešeriukas matau. Ešerys mačiau atsivyję, bet ne, ešerys nedidelis, tai ką jis čia ims tokį. Nors būna, ima ir tokius, ne, savo dydžio.
čia takas. Einam pažiūrėsim. Oho, kas čia? Tai čia spėjau medžiotojų namelis. Yra kas nors? Nieko ne, einam, užlipsim, pažiūrėsim. Čia šitos kempsynų atšaudo, kad čia prišaudys. Čia buvo kirtimai nesenai. Vat medžiai sužymėti raudonom linijom. Būna geltonas ir būna raudonas. Tai, ir dar raidės vaiksas matau. Tai nelabai aišku, ką čia reiškia, bet čia kirtimas, valstybinės miškos užžymi. Gal ką kirst, ką nekirst. Gerai, bandom, užlipsim, pažiūrėsim. O, čia neblogai. Ateikit, ko stovit. Ar girdit? Ateikit. Oi, kokie jūs išnaglėję. Gerai, aš jūs pats paimsiu. Neinat. O, taip vas. Neblogai, lova yra. Čia tikriausiai per langą jie žiūri. Piam, su šakaliu šauda. Žiūri gerai vietą. Ir langas atsidaro. Aišku, kaip langas gali neatsidaryti, kaip jie čia šaudytų, jeigu neatsidaro. Tai čia pagalys ir yra langui. Paremt gaunasi. Kažkaip taip. Šustra, aš jau čia dabar... Oi, vapsvų. Nėra vapsvų. Gerai, išmetam. Aš čia dabar norėčiau jau lygti. Super vieta. Aišku, aš čia jeigu lygčiau. Taip, gal lipam atbulom. Aš čia jeigu lygčiau, būtų bairis, jeigu ateit naktį medžiotai. Nors kada jie eina iš ryto, naktį. Tai jeigu, čia gal jie nakčiai eina medžiotai, ne? Tai iš vakaro gal ateina. Dilgėlės. Auč. Auč, rankas. O, yra. Kažkas labai mažučia. Lydeka, bet labai maža. O, išvis. Štai kokį. Kaip du vobleriai dydžio. Mažut. Šauna. Vas voblerį pakeičiau į didesnį, gal jos mažų nenori jiems, gal jiems didesnių nori žuvyčių. O, čia neįkritau. Padėsit. Duokit ranką. Čia taip sunku žlipti. Pats žlipsi. Sąskaita atidaryta. Su šilkute, bet nieko. Geriau tokia negu nieko. Būtų jau gerai gal ir pavalgyti kažko.
ką, turiu šiek tiek pavalgyti. O vakarienė, kai kas laukia, labai skanaus. Man skanaus, nežinau kaip kitiem. Pavargau vaikščioti. Nugarą skauda. Pasižiūrėti erkių reikia. Lyg tai ne. Ką užkandam. Dar parodysiu savo šitos. Nežinau, kaip čia net vadinasi. Apsaugas kojų, nežinau. Pirmą kartą užsidėjau, labai patinka, nes vaikštant gaunasi apsauga nuo visų šlapių ir gaunasi einant per žolės, nešlampa pačios kelnės. Ko aš dar nepagalvojau, tai čia net nuo erkių tikriausiai neblogai apsauga. Kelnės dar susikišau į kojines, čia uždėta, taip ir čia jos tikrai jau niekur neįlys. Ant rankų pastebėsiu greičiau negu ant kojų, kai jos vaikšto. Na ką, judam toliau. Šeši vaikai, daugiavaikė šeima. Neblogai. Yra. Čia rimčesnė. O gal ir ne. Taip. Ne, tai irgi mažutė. Bet čiupo tai, nu va, irgi tokia. Bet taip gerai čiupo, sakau, o tikrai bus gerai. Maža, nu, nelegali. Dvi yra. Ir čia šitas namas, man atrodo, jis ten nieks negyvena. Čia yra takai, čia gyvūnų takai. Bandau dar truputį paeiti, šitais šabakštynais pažiūrėti, kas ten bus. Pabandžiau nueiti, bet ten jau nieko gero, nebepraeinama džiunglės. Na, žvejyba, kol šiaip taip vyksta, sakau, papasakosiu, ką nors įdomaus apie šitą skarą, kaklo apsauga. Ir būdus, kaip galima nešioti, labai geras dalykas, man labai patinka. Tai pirmas būdas ir pagrindinis tikriausiai tiesiog ant kaklo kaip šalika. Numeris antras, galima naudoti kaip kaktos raištį. Na, čia galima gražiau pasidaryti. Tikriausiai jau matėt man ant rankos, tai paimam skarą, persukam ir užsidedam ant rankos. Galima paklausti, tai koks tikslas čia ją nešioti. Na, jeigu tarkim karšta kaip dabar, kur ant kaklo nedėsiu karštą, tiesiog užsidedu ant rankos ir pasipurkšt. Aš pasipurškiau gana smarkiai nuo uodų, karkių irgi. Dar vienas būdas, tai tiesiog kaip bandana. Va. Dar vienas būdas, tai naudoti kaip kaukę. Tiesiog užsidedam ir viskas. Galima kelis kartus apsukti, kad stipriau laikytis. Dar vienas būdas gan geras, tai tiesiog kaip kapišoną ar kažkokį karą, nežinau. Sidedam, ausis apsaugotas, kaklas apsaugotas, galima užsidėti kepurę, galima žieminę, jeigu žiemą. Taigi, kai turim taip, galima dar panaudoti kaip balaklavą. Tai tiesiog pasiemam iš apačios ir štai užsidengia. Bet kaklas labai atviras lieka, galima padaryti, kad kaklas taip pat būtų uždaras. Pakeliam į viršų, čia kažko prie akių pasiemam, susukam. Ir štai kaklas uždaras, čia dabar pasidaro raukšlės tokias ir vat kaklas taip pat. Dar yra būdas naudoti kaip pirat. Sukišam dvi rankas į skirtingas pusės ir vat ištraukiam. Štai.
Na ir čia kaip pats piratas, uodegytė jie. Taip pat galima kaip paprasčiausia kepurė. Tai per vidurį susukam, išverčiam. Štai kepurė. Na ir žinoma, jeigu esat mergina, moteris, tai galima naudoti ir susirišti plaukus. Mane labai yra ko susirišti. Tai jeigu patiko, jeigu manot naudinga, prašykit komentarą. Pabandysiu dar ką nors sugalvot, ką parodyti, papasakot. Ir prenumeruokit kanalą, paspauskit laiką, parašykit komentarą. Jums tai tik kelios sekundės, o man labai didelė paskata toliau tęst, ką darau ir rodyti toliau video. Tai dėkui labai. Žiūrėkit, kas čia per grybas? Oranžinis. Stebuklų stebuklai. Yra. O. Ir vėl tokia pati maža. Kažkodėl su šita meškerė labai smarkiai jaučiasi kibimai. Labai atrodo monstrai kimba. Na štai, tokia pati kaip visos. Kur dingo didelės. Po 7:15, nežinau, gal dar praeiti, vat kažkoks vakarinis kibimas bus. Gal reikia vis dėlto truputį dar pažvejoti. Yra. Ir vėl tokia pati. Didžiausia, bet tai vis tiek. Iš mažų didžiausia. O, na, iš visų gal panašias jis visas vienodas. Visas mažutės. Kiek čia į laiko gaunas? Metai gal kokie tokie? O kur kilograminės? Einu patamsi, miškas visiškai kitaip atrodo, keliukai kitaip atrodo ir nebesuprantu, ar čia ar ne čia einu, nes niekaip neprieinu nieko. Jo, rodos, ne ten pasakau, iš kur dar keliukas, nebuvo jokio keliuko, lik tik kai atėjau dieną. Štai ir atėjom. Dabar medžiotojas tik tai išlis, tik tai bam! Ir Tomo nėra. Kągi mes gaminsim, jūs paklausit, o mes gaminsim tailandietišką tomka sriubą. Na, viskas tvarkoj, nesu gedo, kur mano peilis. Paskui viską susirinksiu, nepergyvenkit, jokių šiukšlių nepaliksim. Įpilsim aliejuką.
patogiau būtų ant žemės. Jeigu būtų, bet tai kas būtų, jei būtų. Čia labai karšta. O, atsiminiau, ką turiu. Geros turiu. Svogūnai su vištiena kepa. Šampinjonus susipjaustam įmetam. Paprika irgi. Įdėjau papriką ir įdėjau prieskonių tomka sriubos. Vitaminai. Kam pasidarė rūgštų dabar žiūrint į mane? Parašykit. Turiu va tokį dalyką. Prieskoninė, kaip gaunasi. 1, 2, 3, 4, 5 prieskoniai dedasi. Kiekvienas atsisuka ir štai gaunas čia pipirai. Pipirų gal nereikės. Gal, tarkim, atsukama patinį. Paprika. Tai tiesiog gaunas maži indelį, labai patogu. Tai druskos reikia įsidėti. Gan skaniai. Super, viskas labai gerai. Čia ne lusika, gira. Skanu, bet karšta. Baigiu priveikti. Kaip namie. Šitas skylė. Tai ne ant grindų aš čia išspjoviau. Na tai išmokot visus triukus. Kaip gerai atsigulti. Gerai, tada išjunkit šviesą, susitiksim ryte. Šviesą išjunkit, sakau. Labas rytas, 6:30 ryto. Normaliai gerai miegojau, bet paryčiais truputį jau sušalau. Tai kelsimės, gaminsim pusryčius ir eisim pažvejoti. Iš miegmaišio išlindau, tai iš vis šalta. Pirmai įsipilu į puodelį, kad žinot, kiek man vandens reikia kaisti. Turiu kumpę, sūrio turiu, kiaušinį. Negaliu niekaip šio pagauti. O. Neturiu jokios lėkštės. Nu, sočiai. Negaliu net priveikti. Na ir viskas, paliekam viską kaip radom, viską išsinešam.
Yra. Na, pasirodė. Tokia pati kaip vakar. Visas tokia. Čia nebėra žuvų didelių gaunas. Visas mažutis. 5, visos mažos. O tai kur 2 kilograminės, kurias pagavau aš pavasarį. Ir ant to pačio woblerio. Tai visos 5 lydekaitės ant oranžinių pilvų. Kas čia aliai aukšlės imitacija. Berking brando Orbit 110 SP. Nu, 110 tai čia ilgis jo. Iš AliExpreso. Yra ir originalių, yra ir rapala. Bet kažkaip nežinau. Bet irgi rapala. Na, o aš tada jau atsisveikinsiu. Tai palaikinkit, pakomentuokit, prenumeruokit būtinai kanalą ir iki kitų video. Iki draugai.